Sveiki, mėlyjei! Jeigu šiuo metu jums reikalinga finansinė pagalba, ieškote savo pačių palankiausių finansinių galimybių būstui ar verslui vystyti, kviečiu likti su Realu TV, nes laidoje išgirsite apie finansavimo alternatyvas, jeigu jums pasakė bankas ne. Taip pat kviečiu nepamiršti prenumeruoti YouTube kanalą ir dalintis mūsų kuriamu turiniu. Kaip pristatote save tiem, kurie šiuo metu yra finansavimo pasirinkimo kryžkelėje? Tai mes ieškojom finansinės įstaigos, kuri turėtų galbūt panašias vertybės kaip ir mes. Dažniausiai mūsų klientas būna tas, kuriam dėl vienokio ir kitokio priežasčių nepavyksta gauti paskolos banke. Labadiena, Germantė. Labadiena. Tai sakykit, kaip prisistatot jūs klientam tiem, kurie yra šiuo metu finansavimo pasirinkimo kryžkelėje? Esame draugiška kredito unija, visada stengiamės su klientu rasti bendrą kompromisą. Tai galbūt galėčiau išskirti, kad esame unija, su kuria lengva susikalbėti. Tikiu, kad jūsų klientai turi įvairiausių lūkesčių, bet vis tiek smalsu išgirsti, kokie dažniausiai lūkesčiai būna pas klientus ir su kokiais jūs iššūkiais susidurėt vystant šitą verslą. Mūsų klientas galbūt įvardinčiau, kad dažniausiai būna tas, kuriam dėl vienokio ar kitokių priežasčių nepavyksta gauti paskolos banke. Klientai tiek norintys gauti būsto paskolą, tiek verslo paskolą kreipiasi pas mus. Mes skiriame pakankamai dėmesio ir laiko, išsiaiškiname, išanalizuojame situaciją ir visada randame kažkokį bendrą kompromisą, kuris būtų tinkamas tiek vienai, tiek kitai pusiai. Vienas iš didesnių iššūkių yra patenkinti kliento poreikius, žinoma, bet šiuo metu turime dar didesnį iššūkį, siekiame bankinės licenzijos ir žinoma, tikimės, kad per ateinančius metus pradėsime veiklą jau kaip bankas. Žinau, kad į jūsų kredito uniją gali kreiptis tiek fiziniai, tiek juridiniai asmenys dėl paskolos gavimo. Sakykit, kurie klientai pas jūs yra dažnesni? Esame galbūt daugiau vadinami kaip būsto kreditų unija, kadangi didžiąją paskolų portfelio dalį sudaro fiziniai asmenys, būsto paskolos. Bet žinoma, turim ir juridinių asmenų ir vienas iš tokių unikalesnių klientų yra Šantis Faresot. Tai gal mes šiandien galime juos ir pakalbinti? Taip, žinoma. Šiandien laidoje turiu progą pakalbinti Saulėgrąžos klientus, ypatingus klientus, tai yra poilsio ir gyvenimo būdo kompleksas Šanti Resort. Būtent Saulėgrąžos dėka šitas kompleksas gyvuoja, jie gavo finansavimą ir šiandien tikrai labai smalsu sužinoti, nuo ko prasidėjo visas bendradarbiavimas. Labadiena, Eglė. Sveiki, malonu. Tai Eglė, sakykite, kaip viskas prasidėjo? Visą laiką viskas prasideda nuo minties. Ir kad kai kurie dideli dalykai įvyktų, vieno tavęs neužtenka, turi būti pagalba, suportas iš aplinkos. Ir iš tiesų, kai mes su vyru turėjom idėją pastatyti ir padaryti visą šitą resortą, supratom, kad vieni patys nepajėgsim ir kad mums reikės palaikymo komandos, kuri padėtų mums visą savo kūrybą išreikšti materialiai. Ir aišku, tokie buvo kredito unija, Saulėgrąža, kurie labai džiaugsmingai, atvirai ir gražiai matė prasmę mūsų šituose darbuose ir mumis patikėjo. Eglė, sakykit, kas jums kaip verslo atstoviai buvo svarbiausia priimant sprendimą kredituotis per Saulėgrąžą? Iš tiesų, labai galbūt paprastas dalykas, tai mes ieškojom finansinės įstaigos, kuri turėtų galbūt panašias vertybės kaip ir mes. Ir atrodo, kad tarsi tam eitų apie pinigus, ne, bet tu vis tiek bendrauti reikia su žmonėm. Nebendrauji su lentelėm, ne su skaičiais ir ne su kažkokiais aparatais. Ir žmonės, pas kuriuos tu ateini, tai jie turi patikėti tavimi, patikėti tavo idėją ir jos nesumenkinti. Ir sakom, va, bus čia toks pat centras, pamatysit, bus labai gražu, visi žmonės čia norės važiuoti. Ir aišku, mūsų klausė, kodėl ne Vilniaus centre, ne didmiestyje, ne, ir kad kažkur kaimo glūdumoje tarp miškų tokios didelės investicijos. Bet mes labai viduj širdį sakėm, kad ateina laikai, kai žmonės ieškos ramybės, atsitraukimo ir tai yra mūsų gyvenimo būdas, mūsų šeimos, mūsų kolektyvo, visų darbuotojų. Ir būtent
ta finansų įstaiga, šiuo atveju Saulėgrąža, mumis patikėjo. Aš suprantu, kad vertybiniai dalykai svarbu, kad sutaptų, bet kai kalbam apie pinigus, apie finansavimą, tai irgi juk svarbu, kokiomis sąlygomis jūs gausite tą finansavimą. Tai ar Saulėgrąža buvo vieninteliai, kur viskas taip gražiai sutapo, ar visgi buvo kažkoks pasimetimas sprendimui priimti? Taip, mes turėjom ir kitų variantų ir buvom net kažkurį laiką ir pabuvę kitose įstaigose. Ir tikrai nepaslaptis, kad sąlygos tau irgi yra labai svarbios. Unija suteikia mums geriausias sąlygas, atsižvelgdami į mūsų tam tikrą tokį netradiciškumą, nes kartais tu ne viską gali pateikti skaičiais, tu dar turi idėją tik tai ar dar. Tai kaip suprantu, Saulėgrąžos dėka ir galit pasidžiaugti, kad jau gyvuojat net keletą metų ir galit pasiūlyti visas paslaugas klientams. Tai taip ne tik gyvuojam, bet jau dabar esam pilnai jau įsikūrę ir atsidarę ir tikrai visus kviečiu atvykti pas mus Trakų rajone, išbandyti tai, kas, sakykime, gali būti visiškai neįprasta jums patirti gamtoje. Tai yra kokybiška poilsį, atsijungimą, tylą, sveiką maistą, įvairiausias terapijas ir visą kitą. Tai labai kviečiu ir lauksim jūsų. Kalbindama šios laidos pašnekovų suprantu, kad kiekvienam priimant svarbius sprendimus, ypatingai kalbant apie finansus, labai svarbu individualus požiūris į asmenę situaciją. Taip pat svarbus sklandus ir patikimas bendradarbiavimas. Tokį požiūrį susidariau ir apie kredito uniją Saulėgrąža. Jeigu ir jūs esate kryžkelėje dėl pasirinkimo finansinės pagalbos, kviečiu susisiekti su Saulėgrąžos atstovais, kurių kontaktai yra nurodyti apačioje. Taip pat, jeigu patinka mūsų kuriamas turinys, kviečiu spausti patinka ir prenumeruoti mūsų YouTube kanalą. Iki!